Puikiai žino situaciją, konfliktinę situaciją Žvejų gatvėje. Ne, aš dabar apie Žvejų gatvę dabar papasakosiu, kaip iš tiesų bendruomenė, gyventojai konfliktuoja su verslininkais. Ir tai yra pavyzdys, kaip iš tiesų verslininkams reikėtų būti glaudžiau susijusiais su žmonėmis, su savo kaimynais ir su bendruomenėmis. Nes iš tiesų bendruomenės gali būti ne tik geras partneris, bet ir konfliktai su žmonėm gali ir sužlugdyti verslą. Va tikėkimės, kad mums Renata Bartužytė, Žolynų gatvės pirmininkė, bendruomenės pirmininkė, mums papasakos apie gyvenamosios vietos bendruomenės ir smulkųjį verslą. Labą dieną, kas beliko iš visos gausios verslininkų, smulkaus verslininkų būrio. Esu Žolynų gatvės bendruomenės pirmininkė, taip pat viena iš smulkaus verslo atstovė ir Klaipėdos universiteto dėstytoja lektorė. Šiandien jums kalbėsiu tokia tema kaip gyvenamosios vietos bendruomenė ir smulkusis verslas. Daugiabučių namų gyventojų nebendruomeniškumas yra viena pagrindinių priežasčių, dėl kurios gyvenamųjų vietų teritorijos lieka be šeimininko ir tai iššaukia eilę konfliktų. Pirmiausia, konfliktai tarp bendruomenės ir valdžios, arba bendruomenės ir verslininkų, arba bendruomenė, verslininkai ir valdžia. Kiekvienai bendruomenė susiformuoti reikia laiko ir aišku panašaus socialinio pagrindo. Kas yra socialinis pagrindas panašus, pavyzdžiui, kaip išsilavinimas, amžiaus, gyvenimo būdo bendrumas, bendri interesai ir vertybės. Neformali Žolynų gatvės bendruomenė pradėjo formuotis nuo 2005 metų, o formali Žolynų gatvės bendruomenė įsikūrė 2012 metais kovo mėnesį. Taigi mūsų bendruomeniai, formaliai bendruomenė susiformuoti reikėjo laiko ir tai užtruko 7 metus. Noriu šitą sienai parodyti, kur ta mūsų Žolynų gatvės bendruomenė yra. Jeigu jūs važiuosit Kretingos gatve link Tauralaukio, šalia Klaipėdos botanikos sodo, Danės upės slėny yra įsikūręs naujas kvartalas ir ten yra Žolynų gatvė. Taip jis atrodo nuotraukai, gal kas nors ir pas mus gyvena, nežinau. Žolynų gatvės bendruomenės nariai yra, turėčiau pasakyti, panašaus socialinio pagrindo. Mes esam jauni, mes esam išsilavinę, mes esam aktyvūs, turim panašius interesus ir panašias vertybės. Žolynų gatvės bendruomenė yra šeimų ir individų asociacija ir planuoja ir veikia sutartinai kaip organizuotas vienetas ir siekia savo ir ne tik savo poreikių patenkinimo. Bendruomenės valdymo organas yra valdyba, valdyboje susideda 15 asmenų, tai yra po vieną atstovą iš kiekvieno daugiabučio namo. Valdybos pirmininkas ir nariai veikia savanoriškais pagrindais ir yra kasmet renkamas valdybos pirmininkas. Bendruomenės nario metinis mokestis kasmet yra 20 litų. Kokios pagrindinės mūsų bendruomenės veiklos ir kokie mūsų tikslai išsikristalizavo per mūsų bendrą veiklą. Pirmiausia, siekiam atstovauti ir ginti visuomenės bei valdžios institucijose bendruomenės interesus. Prisidėti prie Žolynų gatvės ir Kretingos gatvės plėtros bei gyventojų viešosios aplinkos ir infrastruktūros gerinimo. Bendruomenės renginių inicijavimas, organizavimas bei koordinavimas ir aktualių bendruomenės naujienų bei informacijos kaupimas ir sklaida. Siekiant tarpusavio komunikacijos bei ugdyti bendruomeniškumą, Žolynų gatvės bendruomenė organizuoja įvairius renginius ir vienas iš garsiausių renginių yra kaimynų šventė, kuri vyksta jau 5 metus. Trumpai parodysiu jums filmuką, aišku, kiekvienais metais mums pagerbė ir miesto valdžia.
Tai mes pastatysim nuorodą, kur galima tą filmuką pažiūrėti. Tai tu betailės? Žolynų bendruomenės himnas. Mes turim savo himną ir kasmet jį dainuojam Žolynų gatvės bendruomenės šventės metu. Kokia nauda, sakysim, arba perspektyva smulkiam vidutiniam verslui šiuo atveju, tai kadangi vyksta didžiulė šventė, tai smulkus vidutinis verslas gali dalyvauti ir teikti savo paslaugas, pavyzdžiui, prekybos paslaugas. Siekiant kaupti, skleisti aktualias informacijas, mes turim savo interneto svetainę žolynugate.lt, kur ne tik skelbiama informacija apie įvykius vykstančius bendruomenėje, ką mes pasiekėm, ko mes norim, kokie mūsų tikslai, tačiau ir kiekvienas bendruomenės narys prisijungęs gali dalinti savo informaciją. Šios interneto svetainės priemonės būdu, sakysim, bendruomenė sprendžia problemas pati, net nepasitelkus, pavyzdžiui, policijos ar kitais miesto, sakysim, valdžios ar kitus miesto valdžios organus. Pavyzdžiui, kiekvienas bendruomenės pilietis gali paskleisti informaciją ir kaip įvyko šiais metais, vienas iš mūsų bendruomenės narių pamatė, kad mūsų jaunimas, paaugliai neišeina į mokyklą, jie buvo nupaveiksluoti, visiems pateikta informacija, ne į internetą, o tėvams, kuriems yra įdomu, ar jų vaikai neina į mokyklą, jie galėjo kreiptis per žmogų ir pasižiūrėti, ar tikrai tarp tų nuotraukų plaukančių ir geriančių pamokų metu yra jų vaikai. Tai viena iš tokių priemonių. Mes reguliuojam savo veiklą. Taip pat mūsų Žolynų gatvės bendruomenė yra ir socialiniuose tinkluose. Kita bendruomenės veikla yra atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijos bendruomenės interesus. Čia galbūt pašnekėsiu daugiau dėl to, kad labai gaila, kad mūsų oficiali bendruomenė gimė iš konflikto. Ir gimė iš konflikto tarp valdžios, stambaus verslo ir bendruomenės. 2009 metais Klaipėdos miesto savivaldybės administracija ir stambus verslas, sakysim, UAB Danės Krantas pradeda žemės sklypų esančių šalia Žolynų gatvės bendruomenės gyvenamosios teritorijos plėtros planavimo procedūras. Tai yra pradeda rengti detalųjį planą, kurio koncepcija bei sprendiniai labai, turėčiau pasakyti, pablogina vietinių gyventojų gyvenimo ir veiklos sąlygas. Pagal pirminę rengiamo detaliojo plano koncepciją bei sprendinius šalia Žolynų gatvės išauga daugiaaukščiai ir aukštybiniai gyvenamieji pastatai, kurių vieni iš aukščiausių yra 9 aukštai. Jūs turėtumėte įsivaizduoti, kad tai viskas vyksta upės slėnyje, kurie dar statomi ant 2 metrų aukščio supilto pylimo požeminiams garažams įrengti, tačiau tai tik tokia skelbiama informacija, o iš tikrųjų tai, kad apsisaugoti nuo potvynių, kurie kartais pas mus įvyksta ir spaudoje esat matę tikriausiai nuotraukas, kaip Žolynų gatvės pastatai buvo paskendę vandenyje. Nesuplanuotas atskiras įvažiavimas į naują kvartalą, nes pasak planuotojų esamas eismo intensyvumas rajone yra ir taip nedidelis. Taip pat valstybinė žemės sklype tarp Kretingos gatvės ir Žolynų gatvės suplanuojamas ne tik švietimo iki mokyklinio auklėjimo įstaigos statyba, ką planavimo organizatoriams įpareigoja padaryti miesto taryba, bet ir daugiabučiai gyvenamieji pastatai, dėl kurių yra iškertama vertinga augmenija, kurių, sakysim, vertė mes paskaičiavome, samdėm specialistus, tai yra apie 300 000 litų, ir iškertama 300 medžių, iš kurių būtų buvę apie 838 ąžuolus. Ir kurių užstatymo tankumas pastatų ir intensyvumas yra daugiau nei 2 kartus didesnis už esamą kvartalo užstatymo intensyvumą ir tankumą. Tai reiškia, Žolynų gatvės kvartalas yra pilnai urbanizuojamas iš visų pusių. Kokie konflikto rezultatai? Aišku, yra teigiami ir neigiami. Teigiami yra tie, kad buvo įkurta formali, oficiali Žolynų gatvės bendruomenė. Bendruomenė apgynė savo interesus, tai yra valstybės žemės sklype išsaugojo vertingą augmeniją. Vietose, kur jos nėra, yra dabar suplanuoti mišrios visuomenės paskirties pastatai,
kuriuose puikiai galėtų įsikurti ir veikti miesto smulkaus ir vidutinio verslo atstovai. Suplanuotas atskiras įvažiavimas į naująjį kvartalą ir naujo kvartalo užstatymo intensyvumas ir aukštingumas sumažintas iki Žolynų gatvės kvartalo sklypo rodiklių. Tai reiškia, kad jokių 9 aukščių šalia esame kvartalą planuojami jau nebebus. Kokie neigiami konflikto rezultatai? Konfliktas užsitęsė 2 metus, tai kainavo mums visiems laiko, tai kainavo laiką verslui, administracijos, savivaldybės ir bendruomenės nariams. Jūs turite įsivaizduoti, kad mes visi esame dirbantis žmonės ir 2 metus turėjom sekti situaciją susijusią su, sakysim, rajono plėtra. Ir dirbti veltui ir naktimis tam, kad apgintumėm savo ir gamtos interesus. Visos suinteresuotos pusės patyrė finansinių išlaidų ir bendruomenėje ženkliai pablogėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos įvaizdis. Paskutinė iš tokių bendruomenės veiklų tai yra tai, kad mes jau investuojam į savo aplinkos infrastruktūrą ir rašom projektus, gaunam tam pinigų ir vienas iš tokių rezultatų tai, kad mes jau įsirengiam greičio ribojimo kalnelį, kuris, sakysim, gal mums ir nelabai daug kainavo, bet tai yra pavyzdys kiekvienam gyventojui bendruomenės, kad kokį rezultatą oficiali bendruomenė gali jums atnešti, nes per šį ir tie skeptikai, kurie nedalyvauja mūsų veikloje, kiekvienas iš jų pravažiuoja šitą kalnelį ir tai yra savotiškas įrodymas, kad nauda yra. Kokias galėčiau padaryti išvadas, kad Klaipėdos miesto plėtra neparemta demokratiniai visuomeniai priimtais darnios plėtros principais. Kur valdžios institucijos planuodamos teritorijas turi suderinti ir nepažeisti aplinkosaugos, verslo ir bendruomenės interesų. Dėl įvairiausių priežasčių, aišku, yra nusileidžiama stambių investuotojų norams. Ir kol kas Klaipėdoje bendruomenė nėra nei miesto valdžios, nei verslo strateginis partneris. O ką mes siūlom? Mes iš tikrųjų siūlom ir norim, ir galim bendradarbiauti su Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, mūsų rajono plėtros klausimais. Ir taip pat galim ir norim bendradarbiauti su miesto smulkaus ir vidutinio verslo atstovais ir kaip pavyzdys yra, išsakant savo, pavyzdžiui, poreikius ir norus dėl smulkaus verslo įsikūrimo suplanuotose mišrios paskirties objektuose. Tai tiek, ačiū Jums už dėmesį. Gal tik klausimų. Ačiū gerbiamai Renatai. Ar turėtų kas nors klausimų? Žodžiu, daug pagirimų ir jokių klausimų. Mes naudojame įvairias priemonės, jeigu kas bus įdomu, tai tikrai galėsiu papasakoti, kaip reikia laimėti šią tikrai nelengvą kovą. O iš tiesų, ar tos konfliktinės situacijos, jos padėjo susigyventi labiau kvartaluose? Tai aš sakau, vienas iš rezultatų tai, kad bendruomenė oficialiai gimė, mes galėjom neoficialiai veikti labai ilgai. Ir kokių dar jūs planų turit? Kokių mes planų turim? Kadangi detalus planas dar nėra patvirtintas, tačiau mes jį esame matę, mes sekam jo eigą, kuris yra nukeliavęs, ar jis yra keičiamas, ar jis yra nekeičiamas. Turim savaime suprantamą savo strategiją. Tai nesuplanuotose vietose yra numatyti rekreaciniai renginiai. Tai mes planuojam rengti projektą, aišku, ir iš savo lėšų statyti rekreacinius įrenginius jaunimui, nes pagrindinė problema mieste yra, kad planuojamos teritorijos yra šeimoms su mažais vaikais, bet teritorijos nėra planuojamos paaugliams. Tai yra viena iš didžiausių problemų. Nėra jiems kur žaisti, nėra jiems kur veikti. Tai aišku, ir teritorinė planavimo suaugusiems žmonėms, visi mes norėtume dar pasportuoti. Tai tikėkime, kad taip ir bus. O dabar pereisime prie kitos temos, tai yra turizmo perspektyvos ir galimybės Klaipėdos regione. Ir mums apie tai papasakos Klaipėdos universiteto